tas man būt gerai, kad in antrą aukštą užkilt, būt gerai. Mūsų mokykla yra ganėtinai sena, jinai pastatyta 1959 metais, joje mokosi visi mokiniai, kurie turi intelekto sutrikimą, o intelekto sutrikimas jis yra įvairus, yra nežymus, yra vidutinis, yra žymus, yra labai žymus, jų visų yra dalis judesio problemos, emocijų, elgesio problemos, kada turi elgesio problemų vaikai, jiems yra sunkiau, jiems yra skiriamos ir mokytojo padėjėjos, dirba su jais, reikia jiems daugiau dėmesio. Tai yra ypatingi vaikai visų pirma, jie iš tikro labai nuoširdus, labai stengiasi tiek pynimo pamokose, tiek toj popamokiniai veikloj. Man labai patinka tas, kad jie visur nori dalyvauti. Statom spektaklį, tai jie patys nori dirbti prie dekoracijų, patys nori suvenyrus gaminti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tas didelis noras pas juos yra. Jie yra visi, kaip mes sakom, patys nuostabiausi vaikai, kuriuos mes mokom savarankiškumo, socialinių įgūdžių. Aišku, gal daugiau tų socialinių įgūdžių negu ugdymo, bet viskas kartu prie to suvedam, stengiamės paruošti savarankiškam gyvenimui. Tikrai tie vaikai, kaip ir visi, nori dėmesio, nori bendravimo, nori geresnių gyvenimo sąlygų, tiek mokantis, tiek toj popamokiniai veikloj. Koks tavo didžiausias noras? Būt gerai, kad vaikščiotau. Būt gerai, kad vaikščiotų. Taip, Aistutė, sakyk, mes turim gyventi ir džiaugtis gyvenimu, taip? Taip. Nupirkome prieš 10 metų mokiniams lovas. Pirkom daugiau, bet pigesnės, todėl dabar jau tos lovos mūsų palūžo, jos nelabai patogios miegoti, o gera lova yra būtina ir sveikam žmogui, o jeigu mokinys dar turi judėjimo negalią, tai iš tikrųjų jo miego kokybė, jo poilsio kokybė yra labai menka. Labai norėtumėm įsigyti bent kelias funkcinės lovas. Aistės gyvenimas yra šitam vežime arba lova. Visi vaikai ir visi jie turi gyventi gerai. Jų visokių yra. Šlapukų turim. Taigi tiems mokiniams labai tiktų neperšlampimi čiužiniai. Būna taip, kad čiužinius plaunam ir džiovinam ir savaitę, ir 3 savaitės. Na, šita mokykla iš tikrųjų labai reikalinga tokiems su specialių poreikių vaikučiams, kadangi jie čia turi galimybę mokytis pagal savo poreikius, pagal savo galimybės. Daug saviraiškos ten sporte, meniniai veikloj. Nu, aišku, lengviau atsiskleidė ypač šokių, dainavimą labai mėgsta dainuoti, šokt. Su auklėtom labai gerai sutarė.
Jis buvo tiesiog nurašytas, tiesiog daržovėje buvo nekalbės, nevaikščios, o paskui įsispyriau po raidos centrus, po ligoninės, po sanatorijas, o taip ir pasistačiau ant kojų, daktarai stebėjosi, kad Fredas gali tiek pasiekti. Čia sakau, džiaugiuosi, kad yra šita mokykla tikrai ir mokytojos tikrai geros, viena numirė amžinatilsį, tikrai daug padėjo, nes būdavo žiemą labai serga, tai tiesiog prašydavau pagalbos, eidavo į namus pas jį, tai sakau, pasiekimai buvo tikrai neblogi, aišku, sunkus ligonis, bet sakau, džiaugiuosi, ką čia veikia, tai savo auklėtojams, kur dainuoja, vaidina. Pats nori, jis pabūna namie, jau jis jam reikia draugų, jis pasilgsta, jam reikia eiti. Ir patenkintas jau pirmadienio sulaukė, jau greičiau į mokyklą. Jeigu yra galimybių, tai kviečiame visus prisidėti ir pagelbėti mūsų vaikams turėti kokybiškesnį gyvenimą šitoje mokykloje. Jie labai moka džiaugtis, labai moka būti dėkingi ir aš manau, jie tokie ir bus.